Ieškote naujo termovizoriaus? Optikspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Sveiki Tauro Rago laidos žiūrovai. Šios dienos laida apie šventinę medžioklę skirtą Švento Huberto dienai, kurią organizavo Klaipėdos rajono žvejų medžiotojų draugija. Medžioklė vyko Andrijavo būrelio medžioklės plotuose, o ši diena prasidėjo šventomis mišiomis Gargždų bažnyčioje. Rytas prasidėjo nuo bažnyčios, kažkaip tai matos, kad bažnyčiui mažiau buvo. Šiandien kažkaip į medžioklę daugiau. Tai išpažinti reikės atlikti vakare, kas netliko šiandien ryte. Žodžiu, džiugu matyti, rekordo nepasiekėm, bet netoli esam paskutinio rekordo, tai yra 65 medžiotojai, ar ne? 67 medžiotojai su šautuvais atvyko, plius varovai, žodžiu, arti 100, kaip visada susirinko. Džiaugiamės, kad taip gausiai, tradiciškai renkamės į tą mūsų draugijos medžioklę. Jau šiais metais Andrijavo būrelyje yra antroji medžioklė, jau ratas yra apsisukęs. Trumpa informacija, kad sekantiems metams perduosim organizavimo, žodžiu, šitą lazdelę Dianos būreliui ir eisim taip toliau. Tai džiugu matyti, perduodu žodį organizatoriams. Šiandien atvykau nedirbti, o ilsėtis gamtoje, tai tikiuosi pailsėsim. Tai perduodu organizatoriam. Nu kągi, malonu matyti tokį didelį gausių būrį mūsų klubo plotuose. Tikėjausi, kai prasidėjo diena, netikiuosi, beveik garantuotas, kad baigsis dar geriau negu prasidėjo. Linkiu saugių, taiklių šūvių, žiūrėkit kaimynus, saugumą žiūrėkit ir džiaukitės akimirkomis gamtoje. Ir dabar turim tokį vieną kaip ir surprizą tokį. Mūsų draugijos pirmininkas neduoda mums ramiai gyventi, tai šventės organizuoja, tai šventinės medžioklės, tai šiaip daug renginių ir visi klubai už tokį jo gerą darbą, kad neduoda mums apdingt, įteiksim dovanėlę. Padėkos raštą, jisai nusipelnė padėkos raštą. Algirdas yra už didelį indėlį Klaipėdos rajono medžiotojų ir žvejos draugijos veikloje, švenčių organizavimu ir medžioklės kultūros ir tradicijų puoselėjimui. Padėka jums nuo klubo, nuo visų klubų. Ačiū labai, esu nustebęs. Tikimės, kad ir toliau šitaip laikysit tą visą. Jau čia geras staigmena, ačiū labai, spaudžiu ranką visiems. Čia dar ne viskas yra. Čia dar... Kadangi patinka Algirdui labai medžioti stirninus, tai kad juos geriau apžiūrėtų. Susigraudinau jau. Ačiū labai. Dabar jau. Ačiū labai. Nu jau čia pavarėt. Ačiū labai. Ačiū. Nu jau aš čia viskas medžioklė baigta. Aš jau einu į pirtį. Dabar taip, medžioklei vadovaus Kęstas Jurgutis, nematau kur, į priekį. Ir iki medžioklės pabaigos klausykit jo, jisai atsako už visą medžioklės eigą. Jeigu koks blogai bus, žinokit, kaltas jis.
Nuo savęs nusiėmė. Bus dar pavaduotojai, padėsim, aišku, Kęstui, bet pagrindinis medžioklės vadovas yra Kęstas. Jo. Dabar taip, aš Kęstui biškį padėsiu iš karto, medžiosim šiandien. Briedžių jauniklius, elnių patelės jaunikliai, stirnos patelės jaunikliai, plėšrūnai. Stirninai nebemedžiojami, vyrai žiūrėkit, tikrai jų bus. Bus surašytas aktas. Taip, negadinkim savo ir kitiem nuotaikos, žiūrėkim atsargiai prieš paleisdami šūvį. Šernai visi. Visi, netaupom, nes maras yra šalia mūsų plotų, taip kad nėra ko taupyti. Tai va, tiek iš mano pusės dabar Kęstas. Labą dieną, su Švento Huberto diena artėjančia. Ačiū, kad pasitikėjot. Bus varimas vienas, ilgas. Kažkam reikės ilgiau pastovėti linijoje, kažkam trumpiau, ant grįžimo. Čia medžioklė toks dalykas yra. Kaip sakant, laimės reikia visiems. 11 žmonių, aš palydėsiu ir užstatysiu visus. Arūnui lieka 7 lieka su manim. Tai šiandien vyko ypatinga medžioklė, tai tradicinė Klaipėdos rajono medžiotojų ir žvejų draugijos šventinė hubertinė medžioklė. Tradiciškai ji prasidėjo nuo bažnyčios, nuo šventų mišių, būtent mūsų rajono centre esančioje bažnyčioje. Meldėmės už mirusius medžiotojus, išėjusius į amžinosius medžioklės plotus ir aišku už mūsų globėją Šventą Hubertą. Po šventų mišių visi rinkomės šiais metais Endrijavo medžiotojų būrelyje ir jie organizavo puikią medžioklę. Medžioklė įvyko puikiai, sumedžiotos yra 4 stirnos, 1 šernas ir 1 lapė. Aišku, šūvių buvo visokių ir pro šalį, ir taiklių, ir nelabai taiklių šūvių, bet mes džiaugiamės, džiaugiuosi tą organizaciją, būtent mūsų, ar ne, nes mes tiek jau esam tokia bendruomenė, ar ne, taip bendrai visi viską darom, visi pažįstam. Pavyzdžiui, ruošti šiai medžioklei praktiškai mums nereikėjo. Būrelis pasakė, mes pasiruošim. Aš anksčiau jaudindavau, galvodavau, čia kažkokius dar žingsnius reikia daryti, dar kažką. Jau gilios tradicijos yra, 8 medžioklė, tiesiog ramiai atvykome į šventas mišias, ramiai atvažiavome, viskas suriktuota, viskas, žodžiu, koja kojon visi žengiam ir puikiai vyksta mūsų organizacija. Tai jau 8 medžioklė, tęsim tradicijas, vasarą organizavom puikią šventę, visi žmonės ėjom į visuomenę, bendruomenę vaišinom savo tradicinę šiurpą. Žodžiu, džiaugiamės, kad medžiotojo įvaizdis visuomenėje tikrai gerėja, tikrai esam matomi rajone, ne tik rajone, bet ir Respublikoje ir džiaugiamės tą gerėjančią medžiotojo įvaizdžio dalimi. Tai visų pirma noriu padėkoti už šaunę organizaciją, būreliui Endrijavas, žodžiu, viskas buvo puikiai buvo suorganizuota, tikrai matėm gražios faunos, buvo ir šūvių, buvo ir pro šalį šūvių. Visų pirma, norėčiau pagerbti šitas gamtos dovanas, kurias šiandien krito mūsų akivaizdoj. Ačiū. Visada aš pasveikinu jaunąją kartą, tai jauniausia varova šiandieną. Kuris jauniausias yra varovas? Prašau, Mindaugai, ateik. Šaunuolis auga pamaina, šaunuolis. No. Šaunuolis. Šaunuolis, duok 5. Ačiū už varovus. Po vaikų visada pagerbiu ir moteris, kurios dalyvavo mūsų medžioklėje ir puošė šią gražią šventę. Tai kviečia moteris medžiotojas. Bučiuoti tik tai mane galima. Oi, koks ir mane. Jaudinas labai. Atrodo, nematoma šiandieną. Ne, kažkaip nemačiau. Bažnyčiai mačiau, bet taip nemačiau. Ir dar dukra jūsų, ne? Yra. Enrika. Ateik. Tai duosiu tau, tu parnešė, jeigu labai jaudinas. Tai duosiu. Tai ačiū. Ačiū, kad varėt, kad padėjo dar dukrai vienas medalis. Taip, tai dabar noriu padėkoti šventinių šitų pusryčių šefams, ar ne? Tai kviečiu šefą pagrindinį. Evaldai, kur esi? Labai skani sriuba. Aš galvojau, kad 3 medaliai.
Nes jo, aš galvojau, kad tu virsi su pagalba, bet pasirodo viens išveri, tai tau vieną užkabinu ir dar du, kaip sakant, atnešiu. Jo, gal kas bulvės, kuto ar kažką, ačiū labai. Tai tau dar 2 medaliai. Ačiū labai. O, direktoriau. Taip, aišku, tradiciškai norim pasveikinti ir padėkoti klubo pirmininką Arūną Valiūną. Ačiū, stengiamės. Ir medžioklės vadovą. Puikiai buvo vadovauta kitus. Ačiū labai. Na ką, dabar nominacijos surašytas, dabar žodis jums. Dabar iš mūsų pusės. Ašgi sakiau ryte, kad kaip gražiai pradėsim, dar gražiau ir baigsim. Mums visiems, aišku, pasisekė dėl oro, bet yra tokių, kurie labai pasisekė. Tai pradėsim nuo medžioklės karaliaus. Svarstėm, žiūrėjom ir nusprendėm, kad į lapę pataikyti yra sunku ir retas atvejis. Taip, kad medžioklės karalius sumedžiojęs lapę yra Gedmintas už lapę. Sveiki. Šiandien taikliausias medžiotojas sumedžiojęs stirną vienu šuveliu, labai mažą, labai vykrę, yra medžiotojas Vilkas. Medžiotojas Vilkas. Nu, Vilkė, sveikinam. Sekanti nominacija yra triukšmingiausias medžiotojas. Nu, pats nemačiau, bet kolegos sakė, kad kai buvo sumedžiota šernas, tai lėjosi ne tik mūsų klubo plotose garsai, bet ir kitose klubuose. Tai Kazimieras Pakamarė. Man atrodo, ne pirmą kartą triukšmingiausią gaunat nominaciją, man atrodo. Su anekdotais ir su garsiu kalbėjimu. Sveikinam. Taip, kantriausias medžiotojas, kuriam atbėgo žvėriukas, tai yra stirna. Žmogus pasižiūrėjo, galvoja, gal dar geriau, gal ilgiau palauksiu ir nešovė. Tai bus Bronius Markauskas. Man atrodo, nematė Sveikinam. Nu ir prašalšaudys. Aišku, nebe mano pagalbos, nepykit. Tai Kęstai. El Clasico. Nu, sveikinam. Gerą nominaciją. Nu, medalis. Nenusimink. Atiduoti tūtas. Tūtas pasilik atminimai. Linksmiausias medžiotojas. Nu, visada, dažnai, ne visada, pas mus yra toksai žmogus, kuris praskaidrina mums nuotaiką, neduoda blogų orų mums nuliūs, tai Tadas Surplys. Linksmiausias ir balsingiausias. Jo, tas jo. Tas jo, va tai. Tas jo. Pagal. Tas jo. Ačiū. Prašom. Vikriausias varovas, sekanti nominacija. Nu, čia be konkurencijos turbūt. Jonas Karalius. Pats vikriausias. Paskutinė nominacija tai bus medžioklės džentelmenas. Nu, mes nusprendėm, kad šiemet atiteks Vaidui Vilimui. Visus vedžiojo, užvežiojo, sako, su savo mašiną visus. Ačiū. Nu ką, ir užbaikim. Jo. Tai dar kartą galim pasidžiaugti visų pirma, kad saugiai įvyko medžioklė. Vis dėlto buvo 67 medžiotojai, ar ne? 68 medžiotojai, plus varovai, arti 100 žmonių. Organizacija suveikė puikiai, nelaimingų atsitikimų neįvyko, tai galim patys savo pasiploti. Valio medžiokliai! Lietuvos pagonių medžioklės deivė buvo Medeinė.
Įsigalėjus krikščionybei, medžioklės diena sutapatinta su Švento Huberto varduvėmis. Nuo tada Šventasis Hubertas laikomas medžioklės ir medžiotojų globėjų. Įdomi šio šventojo vardo reikšmė – Hug, protingas, Begrt, tviskantis. François Hubertas gimė apie 655 metus. Jis buvo Burgundijos hercogo Huberto sūnus. Jaunasis Hubertas mėgo kraugerišką medžioklį ir didingas puotas. Anot legendos, vieną šventų kalėdų vakarą Hubertas išjojo medžioti ir pamatė elnę su didžiuliais 10 atšakų ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet pragriuvo. Nukritęs jis pakėlė galvą, pažvelgė į priešais jį stovintį elnę ir tuo momentu elnę nutveskė šviesa, o tarp jo ragų Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių. Po to įvykio, kaip jis skelbė legenda, jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir gyveno atsiskyrėlio gyvenimą. 7 metus atsiskyręs Hubertas gyveno Ardienų kalnuose akmeninėje trobelėje. Po kurio laiko François Hubertas buvo paskirtas vyskupu. Savo buvusių medžioklių plotuose Hubertas įkūrė keletą vienuolynų, rūpinosi gamtos apsauga. Yra manoma, kad jis išvedė medžioklinių šunų veislę – bloodhoundus. Viduramžiais šie šunys buvo tituluojami Šventojo Huberto skalikais. Po mirties paskelbtas šventuoju ir palaidotas Šventojo Huberto bazilikoje, netoli Namioro miesto. 1738 metais buvo įsteigtas Šventojo Huberto ordinas, kurio apdovanojimo asmenys nusipelnė medžioklėje. Norisi paminėti, kad 18 amžiaus viduryje šis ordinas buvo suteiktas Lenkijos karaliui, Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Augustui III. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Knockpix išimteriai. Išskirtinai medžiotojams skirtas termovizorius Vista su tolimačiu integruotu į objektyvą. Aukštos raiškos, itin jautrus šiluminis vaizdas. Iki 11 valandų darbo su 2 akumuliatoriais. Knockpix. Premium linija medžiotojams išimteriai. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Prancūzija – pilių, riterių, karalių, iškilmingų medžioklių tėvynė. Didžiuliai Orleano miškai Prancūzijoje, apimantis 1000 hektarų, viliojo didingus anų laikų medžiotojus. Savo išskirtinumu tokios medžioklės traukia ir šių dienų medžioklius iš viso pasaulio. Žie miestas garsėja porceliano dirbiniais, be to yra laikomas prancūzų medžioklės sostinė. Miestų ir pilies istorija susijusi būtent su medžioklė. Pilis atsirado medžiotojų namelio vietoje. Čia apsistodavo visi šią pramogą mėgę karaliai. Rūmuose šiandien įrengtas medžioklės muziejus, kuris labiausiai priplaukia ginklų kolekcionierius. Jų čia visa galybė. Pilyje taip pat eksponuojami medžioklės trofėjai. Nuo Liudviko XIV laikų ir meno kūriniai. Tai gobelenai, tapybos darbai, graviūros, keramika ir visi šie kūriniai atspindi medžioklės tematiką. Iki šių dienų likusi tradicija organizuoti karališkas medžioklės. Karališkų medžioklių oficiali pradžia laikoma Švento Huberto šventė. Tačiau Huberto šventė nėra susijusi su šaunamaisiais ginklais. Šioje medžioklėje elnias arba kitas stambus gyvūnas užspičiamas, jis sumedžiojamas lanku arba peiliu. Medžioklės būdas ir raida yra nekas kita, kaip tam tikras kultūrinis modelis. Tai yra gyvenimo būdas, kultūros dalis. Prancūzijoje jis labai griežtai susistemintas, sureguliuotas pagal griežtas taisyklės, kurių privalu besąlygiškai laikytis. Iš tikrųjų, medžioklė yra nepaprastai brangiai kainuojantis užsiėmimas, elegantiškas laisvalaikio praleidimas. Ypač tai akivaizdu Prancūzijoje. Medžioklės įprastai vyksta labai gražioje aplinkoje, privačiose pilyse, kurios priklauso prancūzų aristokratų palikuonėms. Griežtai draudžiama naudotis mobiliais telefonais ir yra klausomasi tik rago garsų. Šių medžioklių esmė yra tradicija. Tradicija, kurios dėja mes Lietuvoje neturime. Tai tauro elnio spytimas. Joje dalyvauja varovai, raiti ekipažo nariai, vadinami sagomis, ir šunys.
Ekipažo dalyviai turi būti puikūs jojikai, nes atstumai dideli. Jojant reikia gebėti pūsti medžioklės trimitą. Prancūzijos žaliųjų organizacijos atstovai bando kovoti su tokia medžiokle. Esą ji kelia gyvūnams stresą, o karališka jį vadinama todėl, nes siejama su karališkuoju kilnumu. Medžioklės eigoje užspėtus elnę, o ši medžioklės dalis trunka nuo 4 iki 10 valandų. Elnias gali būti nudurtas arba jam gali būti dovanota gyvybė. Ekipažo vadovas nusprendžia atimti gyvybę užspėstam gyvūnui ar ne. Sprendimo teisė suteikima labiausiai patyrusiam. Tai įspūdingiausias medžioklės momentas. Elnias dažniausiai nuduriamas ekipažo vadovo durklu. Karališkuoju Prancūzijos laikotarpiu tokios medžioklės, kai elnias apsupamas, buvo vykdomas 2-3 kartus per savaitę, visais metų laikais. Tų vietovių gyventojams karališkos medžioklės išskirtinis įvykis, į kurį visi susirenka pažiūrėti. Tai dabar elnių spėtimas vyksta daug rečiau. Būtent karališkoji medžioklė yra tam tikras kultūrinis modelis ir egzistuoja kaip tradicija. Bet stresas, kuris sukeliamas gyvūnams, yra vienas iš argumentų žaliųjų organizacijos atstovams tokias medžioklės uždrausti. Šios dienos medžioklė ir ši laida baigėsi. Anei plauko, anei tauko, iki kitų susitikimų. Ieškote naujo termovizoriaus? Opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį.